Arūnai, grįžai iš Ukrainos tik tai. Vienas klausimas. Pasakyk, būk geras, kas ten iš vis vyksta. Mes žinom, kad karas. Grįžom į Charkovą į bazę. Ten po to man buvo perduota mokesčių inspekcijos dar plus elektrinės transporto priemonės krovininės, aš į Facebooką įdėjęs. Tai išėmėm visą saloną Citroeno ir į vidų įvarėm, įkėlėm 5. Tai supažindino jau seniai, norėjosi padėti, yra Charkove oficialiai, nežinau, kai vadinasi, ar zoologijos sodas, bet ten 250 hektarų. Čia važiuojant į Iziumo pusę, po kairį pusė yra. Jeigu išvažiuojant iš Charkovo aplinkeliu. Tai čia prie pat Charkovo. Jo, iš Charkovo į Iziumą, kada eini, ten po kairį pusė. Ten yra gyvūnų, aš nežinau kiek, ten 1000 turbūt. Kada rusai buvo užėmę, Iziumą, tą vietą buvo užėmę, labai daug iššaudė, nužudė gyvūnų, nužudė apsaugos darbuotojus, iššaudė tiesiogiai prasme. Tai dabar vyksta statymas ir, kaip sakyt, visas kolektyvas ir vadovas, ten rimtas, kaip sakyt, žmogus dabar, jie neima iš nieko jokių pinigėlių, reabilitacija, plus jie gamina maistą, autobusais veža į Charkovą. Gyvūnam. Visiems žmonėm. Žmonėm. Jo, gyvūnai atveža kareivius, atveža vaikus dovanai, samdo transportą, atveža dovanai, kad vaikai bendrautų. Ten yra, teko ir mum ten ir ant pešių atėjo gyvūnai, ten nebežionės, ten kitai vadinasi, aš esu į Facebooką įdėjęs, tigrus glostėm. Tie tigriukai tik prie jų 8 mėnesių, mama su tėvu skirti. Aišku, ten taip įdomiai buvo, apsaugos darbuotojas šalia stovi su, kaip čia pasakyti, su kastu ar su šūfeliu. Tai ir matyt, viskas yra. Bet tai pakoja nevalgo 8 mėnesių, jie prieina, jeigu valgo, geriau priunėk. Į kas. Bet esmė tame, kad visur matyti smūgiai, visur matyti išdaužyti dar langai, nors jau jie statė. Bet atrodo tikrai yra labai daug, nuo tigrų, nuo kitų yra nužudyti, grinai atėjo rusai šaudė, tiesiogiai prasme, savo malonumo, kaip čia pasakyti. Tai perdavėm tą elektrinį automobiliuką, iškrovėm, perdavėm, tai buvo labai patenkinti, dabar irgi pradėjom bendradaviauti su jais, tai dabar jau yra tokia daroma akcijėlė, jau surinkta, jau yra biški maisto, visa kita, grinai. Važiuodami antrą kartą, kito mėnesio vidury planuoju, vėl nuvažiuoti aplankyti ir jau nuveš kažkokio tai lauktuvių maisto. Aš turiu minį gyvūnam, kaip čia sakyti tiksliau. Tai va tas dalykas. Mes galim paskelbti per mūsų kanalą, kur reikia pinigų ir iki kokios dienos. Jo, čia tikrai labai, ten reikia pavaikščioti. Pas mane kaip su kojom problema, aš ten gal padariau kilometrą kokį, bet ten tikrai yra į ką pažiūrėti, bet baisu. Čia voljerai kažkokie ar kur? Voljerai, ten jų šimtai voljerų, beižionės, ten tigrai, lūšys, panteros, tie visokie, kaip sakyti, ten tos beižionės, orangutangai, ten mes mažą dalį apėjom, mes ten buvom porą valandų, pavaišino kava ten, bet esmė tame, kad ten vaikščiu ir tikrai taip, ant dušės ima. Vienur langų nėra, kitur subombarduota, nuotraukos tigrai be galvų, be nieko, sušaudė rusai. Tiesiog, prasme, eidavo iš automatų ir šaudo. Apsauga buvo sušaudyta, yra jų nuotraukos ten. Tikrai kolektyvas toks, dirba žmonės be pinigų iš to vadinamo patriotizmo. Matėm, kaip atveža, kai maitina, mes patys dalyvavom maitinime, aš ten biški davė, tai įdomiai, ten maitinimas, tai sakau, kai maži vaikai, man tai buvo taip keista, dėl to, kad aš kaip nuvažiuoju su vaikais į zoologijos sodą, į Kauną ar kur, tai tvora visa kito, čia į vidų atidarė ir kokie tu nebežionės, ten nežinau, pas mane yra Facebook'e, kai 20 man galvos užšoko. Sėdėjo, aš čia kažką reikaluoja ant rankų, yra Facebook'e. Duodi valgyti, ten kaip pradeda, tai, įdomu. Tik sako, neglostykit. Bendrauja? Jo, kalba, ten reikia, viena ant galvos, kita 3 ant pešių, viskas, kaip sakyt, tikrai įdomu.
tigrai vėl, sakau, pribėga, tu jas paglostai, visa kita. Jeigu tigriukas eina prie savo maisto, viskas, tu prie jo neik. Jis iš karto pyksta. Tai va, galiu pasakyti, va, čia buvo tokia mums naujovė, dėl to, kad pagrinde dirbam su kareiviais, daliniais. O čia taip gavosi, kad ir ten išėję iš jų apsaugos 4 tarnavo 92 brigadoje. Tai čia gavosi kaip savi visi. Tai va, tai jie buvo patenkinti, tai dabar va kitą kartą važiuosim, tai diskusijų nėra. Ta mašinėlė irgi jie ten išbandė, buvo patenkinti 4, jie neturi niekuo, vieną seną rusišką kažkokį tai motociklą subombarduotą. Automobiliai rodė, suvaryta, sunaikinta. O statyti reikia. O jau vaikus maitina, žmonės maitina, virš 3000 į savaitę pamaitina Charkovo žmonių dovanai. Tie žmonės. Imam taip savininkas su savo kolektyvu. Jie maitina, gamina, perka, jisai turi kažkur kitą verslą, dasideda, ten atvažiavus, ten nereikia nieko ieškoti, viską matai. Tikrai žmogiškumas yra, kad mums reikėtų pasimokyti. Jeigu va iš tos pusės, tai ranka prieš. Tikrai taip. Ne, ten viską matai, ten nėra ką paslėpti, nieko, tu kur nori, klausi, kur nori, ten eik. Kaip ant delno. Jo, paslapčių nėra. Ir matai, kuo maitina, tikrai viskas yra, pavyzdžiui, ten ir kriaušės obuoliai, pomidorai, ten tigrai su mėsa tuo gabalu. Nėra to, kad, kaip sakyta, būtų kažkokia chemija. Tai va. Po to teko važiuoti irgi pagal prie Kupiansko. Tai buvo tokia, aš esu gavęs mokesčių inspekcijos Konovalėso fondas 3 fūras, sunkvežimius. Tai teko vieną imti. Tai GUR specialios paskirties būrys buvo, tai buvo Rusai buvo atsitraukę ir palikę savo karinį šarvuotą tokį didelį transporto priemonę, yra video nufilmavom, leido ir mes ją evakuavom, šonas numuštas, tai net ant šonų dar yra rusų kalba viskas užrašyta. Tai mes važiavom su ta fūra, teko mes 5 visi, visas mūsų kaip ir plus vairuotojas. Tai evakuavom, tai ten vyko jau tokia rimta operacija ir po to visi stabdo, klausė, ką čia su rusų mašina darot. Ten priekis muštas šonas, tai irgi įdėjom, tai va teko tą mašiną prisidėti, tai kaip sakyti, ir kūrų, viskuo, tai vis tiek mes važiavome į ten atgal 14 valandų. Taip. Fūra, o fūrui buvo -20, pečiukas neveikė. Tai gerai išgelbėjo tas, kad majorui Bulatovui, pamenat, buvęs Izimo komendantas, dabar 116 Liocha. Tai aš jam buvau dovanų nupirkęs su žmona atskirai savo lėšas dizelinį pečiuką, autonominį. Aš nežinau, kad tokie yra. Gariūnuose. Tai gavosi taip, aš jam paskambinau, sakau, rytoj aš tau perduosiu, šiandien aš išbandysiu. Sako, vėl kažkur lendi. Sakau, aha. Tai va, mūsų išgelbėjo, -20 fūrų, be pečiuko, mes langą pradarėm, pravedėm tuos vamzdžius, užpėlėm saliarkos, pajungėm ir išrašė pas Kijevo metropolitas į visos Ukrainos. Tai čia buvo jau tokis, kaip sakyt, pirmas žmogus po prezidento, kaip sakyt, skaitosi. Tai Charkiove 127, tai irgi pakvietė ir kavos, ir arbatos, ir Charkivo vyriausias. Tai gavom vadinamus ženklus, apdovanojimus, tai gavom asmenim tiem reikės perduoti per ambasadą, kurie yra prisidėję. Tai taip, kaip sakyt, vis tiek metai prabėgo ir jie tą, kaip sakyt, prisimena ir, malonu, kad prisimena, kad dėkoja, kuo gali, kaip sakyt, mes kuo galim, to padedam, o jie kuo gali atsidėkoja. Tai va, o šiaip kelionė buvo labai sunki, buvome prie Lipsų, buvom už Lipsų, tai kas buvo blogai, mes buvom ginkluoti dviesi, aš turėjau automatą, o savigynai, o antras žmogus Miša turėjo pompinį ginklą dronam. Tai vienoje vietoje buvo susprogdinta, kaip tik irgi aš įdėjau, nufilmavom, įdėjom, tą vadinamą tvoro ir sietelės. O buvo mūsų rovė kitoje vietoje, bet nesiėmėm priemonių dėl to, kad važiavom 5 ir visureigis specialiai įrengtas, bet esmė tame iš dešinės už tvoros ir iš kairės buvo vadinami ždunai, dronai.
varikliukai dirbo, mes juos matėm, bet bijom tiesiogiai prasme naudoti ginklą dėl to, kad jie 2, o jeigu 2 reiškia būna 4, 6, 8. Jeigu vienas būtų, tai jį gali sunaikinti, sušaudyti, o kada jie 2 reiškia 4. Tu vieną atidirbsi, maksimum 2. Ir su šitų džipų 70-80 tuo mirties keliu tu reikia greitai viršyti, negu skrenda 10. 10 pakrautas apie 110 km/h dronas. Kaip sakyti, jisai skrenda, paukščiukas. Tai mes jo niekaip neplenksim. O į 4, į 3 pataikyt, čia iš pasakų galima sakyti. Ir ten, kurie stovi apsaugos būrys, kaip sakiau, ten dirbo, tai 9-10 vyrų dirba ir visi su pompom. Jo, jie gali tą padaryti. O su viena pompa, su automatu, tu gulinti vieną gali sunaikinti. 2 daugiau, tai jie nekilo, tai mes pravažiavom, o atgal jau grįžiniom gal 30 km aplinkui. O visa kita, galiu taip pasakyti, tie, kurie kariauja, tie kariauja. Lipsai stovi kaip stovėjo, Bachmutas 3 šturmo brigada kaip dirbo, taip dirba. Eskadronas, legionas kaip dirba, taip dirba, kur Andriucha Bulatovas 116, aš turiu minti, tie, kurie 0. Taip, aš suprantu, čia labai svarbi informacija. Jie visi kitur laiko savo pozicijų. Jie atvirai, tai mes važiuojam, žinom, kurie būna, tai tu laisvai važiuoji, paklausė, aišku, ar da važiuosi, jokių problemų. Kai buvo, sako, nieko nepasikeičia. Dronai, kas skrajoja, tai visur skrajoja. Ant dronų gali užsirauti ir Lvove, gali ir Kijeve užsirauti ir Poltavą. Tai mes pas bendrą pažįstamą gyvenom, pas Viktorą praeitą kartą, paminat Viktorą. Tai 2 raketos virš galvos kokie 100 metrų. Tai toks garsas buvo, kaip rusų kariuomenė prie Il-76 lėktuvo stovi, desantinio, ir užveda variklį. Tai va, mes virš galvos, mes nežinom, ką daryti. Atrodo, kad pasaulio pabaiga, praskrido 2. Tai po to tik tai pažiūrėjom, kad į Kijevą. Vieną numušė, kitą kažkur pataikė. Nežinau, kur net nesidomėjau. Tai va toks garsas. O tai visur skrenda. Tai čia labai svarbi informacija tavo, kad laikosi pozicijos. Tai kurie kariauja. Arūnai, aš dar noriu, kad mes šį kartą baigsim jau dabar, kadangi čia daug informacijos, žmonės turi suvokti visą to. Tu bendrauji ne tik su kariškiais, bet ir su tokiu civiliuku. Visi bendrauja. Kokia nuotaika? Aš galiu pasakyti, tie, kurie yra arčiau fronto, nuotaika yra gera. Nuotaikos jau skiriasi, kada atvažiuoja į Lvovą pas pažįstamus, atvažiuoja į Kijevą, pas juos jie nežino kas, ką, kur, kame. Tie, kurie yra jau Poltavoje, Charkove, jau arčiau imam taip Krematorske, Slavianske pabendrauju, ten yra pažįstamos kavinės, jau atvažiuoja, jau juokėsi, jau kavos duoda, kaip sakyti, pinigų neima. Tai kada atvažiuoja arčiau 0, pavyzdžiui, užeini į parduotuvę. Normalus dalykas, nuvažiavai, perdavai, apsisukai, parduotuvėje nieko nėra. Nėra, ten pasibeldė, jos Rusija. Dėl to, kad pastoji bombarduoja. Iš Rusijos ateina, atrakina, jau jos kaip ką kur kame. Ką sako? Vienur sproksta, kitur nesproksta, dirbti reikia. Pripranta. Vežėm vaistus į 2 taškus reikėjo vežti. Tai irgi močiutėm perdavėm, ten toks pensionatas. Perdavėm, ten tas 4 tašes perdavėm vaistų, visą kitą, kas buvo surinkta Varėnos, kaip tik Varėnos pasieniečių būrys buvęs, vadovavė ten Bulius, puikiai žinot, kaip sakyta. Tai žmonės priima normaliai dėl to, kad, dabar... Arūnai, tokia tu sakė, kad Kijeve, Lvove jau kitokia nuotaika, dėl nežinios ar kaip? Iš vis kita dėl to, kad, problema su apšvietimu, problema su šildymu. Ir esmė tame, kad, kitaip jie tą žiūri. O tie, kurie 0, jie visai kitaip žiūri. Arčiau 0. Yra ten 1, 2 iki 100 kg. Jie visai kitaip žiūri. Nėra šviesos. Tai kas? Nėra. Nėra šildymo. Buržuikė bus. Dėl to, kad į tą dalyką reikia žiūrėti. Normaliai. Jeigu tu likai tam tikram taške,
Ir jeigu tu nevažiuoji, nebėgi, bus. Dėl to, kad tikrai negali pasakyti, kad kažkur atvažiavęs ar ten badauja ar kažkas, negaliu. Visur dirba tos parduotuvės, visur dirba tie vadinami, kur maistą ir dalina, kur yra pečiai, visa kita, kur gali ateiti pašilti, ten kažkas sriubos pavalgyti, andro. Yra visur. Aišku, reikia, kaip aš sakau, kaimiškai užpakalį pakelti. Čia jau kita istorija. Lengviausia rėkti kažką sakyti. Irgi mes ten atvažiavome į Kijevą, tai sako, užeinam ten, bet liftas neveikia. Liftas sako, veiks, mes kaip tik ten mus kvietė nakvot, bet nesigavo nakvot dėl to, kad nusprendėm važiuoti namo. Čia būna dažnai, pas puikiai buvęs ir žinai, kada užeina ir 5 vyrai kaip namo nedavažiuoja. Reikia varyti. Jo. Tai jinai irgi sako, atvažiuokit pas mane 9:30 vakare, ruošiu vakarinę. Mes buvom kažkur jau 8:30. Tai o kodėl? Todėl, kad 14-15 aukštas, o liftas veikia nuo 9:30. 2 valandas. Aš iš pradžių juokiausi, galvojau, tipo viskas paruošta, laukiam, galvoju, tai o po to pagal į 14 aukštą su mano kojytėm arba su kitų, nekai bus. Atvažiavim irgi tada, mus kaip sakyti, tikrus paršiukus primaitino, vaišių pilnas stalas, to ko reikia, ir sriuba, ir antras, ir kas norėjo pyrago, ten kavos, arbatos, išlydėjo. Mes ten dar paliko, irgi ten reikėjo, kaip kas paliko siuntinius, tai palikom žmogus, po to atvažiavo pasiėmė kareivukai. Tai va tokios bėdos, bet aš nežinau, šia bėda. Aišku, Arūnai, didelis ačiū tau už tavo darbą, už tai, kad tu darai Lietuvai, Ukrainai. Šiandien buvo Viktor Černišukas su patronu ir mūsų draugas Arūnas Sardokas, labai didelis Ukrainos draugas ir gynėjas Lietuvos. Kas žino, tas žino. Ačiū tau. Dėkui.